Labą dieną. Ruduo jau, lapai krenta. Kągi, taip smagiai nulijo ryte. Kokį porą valandų taip normaliai nuskalbė. Ir taip pūkt 11 valandą išlindo saulė. Tokia proga. Reikia važiuoti prie upės ir padaryti žadėtą konkursą. Turiu dovanų, kaip ir žadėjau. 50 video, konkursėlis, dovana iš mano pusės. Aišku, spininginė tema. Spiningo tema, šį kartą, aišku, žvyba nerybus voblerių, bet kas liečia pačią dovaną ir konkursėlį, tai yra mikrogumos. 4 spalvos, 4 modeliai, tikrai simpotini. Tai kas liečia konkurso sąlygėlės, paskelbsiu video gale. O dabar imam spinningą, numylėtą Runway, ir brendam į upę. Ar seksis ar nesiseks, ar pagausim ar nepagausim, tas video turi išeiti, nes, kaip ir žadėjau, konkursas turi įvykti. Ir tema vobleriukai. Vobleriukai. Aišku, norisi pagauti jau tą taurę žuvį, šlakį, lašišioką, jau girdisi, kad jau upėje atsirado, juda, bet vis per darbus nėra laiko. Tai šiandien po darbų, po budėjimo, geras kokias 5 valandas turiu laiko pažvejoti. Viskas. Brendam, metam, bandom pagauti. Nu jau vanduo atvėso, bet ir kai visą laiką šiukšlės neša, tai ne šiukšlės, žolės. Žiauriai neša, blembački. Vėl bus sudėtinga žvejyba. Na, bet ką darysi? Ką, bandom pirmus metimus padaryti. O, pabūt, kaip čia gražiai įsitaisyti. Aba. O jau su pirmu sluoksniu jaučiasi, kad šaltoka. Pirmų metimų nėra. Gerai. Ir iš karto maurai ant kablio. Nieko. Kažkaip prisitaikysim. Vėjas dar nepatogus pasroviui. O, jau prasideda. Metimas žolė. Nėra lengvų žuklių, kaip aš sakau. Reikia kažkaip prisitaikyti. Aišku, smitukas į trasą. Tolimi metimai. Reikia tarp žolių net išlaviruoti, kad teisingai pravesti nesu žolė. Nu ką, brendam, mėtom. Tokia dedam netradicinę spalvą salačiui, bet jau kelinti metai. 2 ariukį modeliukas 70-ukas skęstantis, kažkoks kosmosas. Šiais metais ant jo chebra pagavo, tai nežinau kiek. Tai užsukau parduotuvę, sako, duokit ir man išbandyti. Tai šiandien nuplausim naują woblerį. Šiaip aš jo netikiu, bet pabandysim. Turiu!
Nu ką, bičiuliai, kaip aš sakau, šitą nestandartinę spalvą dirba. Jo! Salatis, buh! Nu, smagu. Nu kiek aš čia pamėčiau? Kokią valandėlę turbūt. Ir pradžiugino. Vien tas kibėjimas, kai šovė iš pasalų. O, gražus, bičiuliai, gražus. Nu. Fainuolis. Ir konkursas bus pavykęs, ir žuvį dar neištraukiau, bet jau užskaitau. Dar galvojau važiuoti po darbo čia po paros budėjimo ar nevažiuoti. Nu kaip tu žvejys ligonis nevažiuos? Ir pažiūrėkit, kaip jisai jį prarijo. Visą. Nu va. Tokia spalva pažveja turi būti dėžutėj. Geras. Ką, brendam bandysim priparkuoti. Priparkuoti prie kranto. Čia taip nepatogu. Tų žolių čia krūvas linijos. Žiūrėkit, koks grožis. Koks grožis. Svarbiausia vobleris. Svarbiausia jo tikėti. Tuo vobleriu reikia tikėti vis dėlto. 2 metus aš jį taip žiūrėjau skersai, bet šiais metais va prieš sezono pabaigą įsigijau. Tas lietus gal irgi gerai nulijo, taip vėsma. Oi, kaip jisai kraujuoja. Jau jam turbūt jau bus kažkas negerai. Oi, salatukas šį kartą pasikorė taip, kad net kraujukai bėga. Nu ką darysi? Oi, viskas jau. Kraujukai bėga. Priparkavau šitą grožį. Šitą grožį teks imti. Giliai prarijo, nukraujavo, nu nieko. Tokia žuvies dalia. Tai va, pirmas kibimėlis už valandos laiko. Tikėjau šito vobleriu, vis dėlto mane įtikino. Sako, su juo reikia šį kantriai, sako, kantriai. Būdavo 5 metimai ir keiti kitą. Šitą užsidėjau valandai. Rezultatas. Super. Brendam dar ieškoti brolio. Tas kibimas kaip šovė, tai čia tar tokia faina revutė, gali būti ir šlakiokas. Reikės praeisiu suriukį voblerių, kur reikės gal kažką ir sunkesnį uždėti, gal kokį blizgutę kokią ar kokį sunkesnį vobleriuką. Šiaip užskaitau. Nu ką, reikia geležį pabandyti. Smito blizgiutė. Labai gerai toli metasi. Tokia biškį apsidaužys natūralkė.
Labai gražiai dirba. Vertos dėmesio. Labai taip iš šonos tik gražiai vaikšto pasaka. Op. 20 metimų padarysim. Kažkas, cik ir atsikabino. Greičiausiai ešerys. Greičiausiai ešerys. Nu, žuvis turi turėti šansą. Patikrinsim akmenuką. Gal kas gyvena prie akmenuko? Gal kas gyvena prie akmenuko? Gera vieta tuščia nebūna. Gera vieta tuščia nebūna. Ant to pačio vobleriuko tas vėjas šiandieną jau kyla, tai žiauriai. Nu, upių formulė. Upių formulė, o kaip jisai per pusę. Kaifas, eiktų savo. Kaip jis šovė iš pasalų. Kaip jisai šovė iš pasalų. Nu, ir kur tu čia lėki dabar į tos maurus. Į tos maurus. Ui. Ai, duoda. Pasikorė kaip. Įsivaizduojat, kaip iš čia pasikorė. O, toksai virš 2 bus. Gražuolis, galėtum atsikabinti. Tingiu rankas murzinti. Nu, ačiū už kibimą. Ačiū už kibimą. Ačiū už kibimą. Ačiū už kibimėlį, gražuolis. Nu ką, bandysim priparkuoti. Nu, va, bičiuliai. Upių formulė. Antras žvėliukas. Ant riukį. Kaip jums spalvytė? Fainiai. Nu toksai. Porą gal daugiau biškį. Ką, padarysim foto ir mes jį gražiai paleisim, šitą gražuolį. Super. 2 kibimėliai, 2 žuvytės. Nu ką, grožis. Ačiū už malonumą. Na, kaip ten tu mokai. Taip gražiai išlindo žuvytė. Matau, kad šlakiokas. Reik pasiūlyti citriną. Gražiai išlindo. Pabandom pasiūlyti.
Dar jeigu šlakiokas prakalto, tai šiandieną būtų dienelė bombinė. Tik tai nepakeičiu timonui kabliukų. Jau prieš tai turėjau kibimą ant timono ir vienu kabliu gavo, kablis tiesus. Gražiai. Dugniukas tikrint, tik. Kągi, vanduo šaltas, reikia išbrist, padaryti pertraukėlę. O kol darom pertraukėlę, keletą minučių galime aptarti šių metų voblerių salačiam. Tai buvau gal jau kokius 3 metus pamiršęs riukį duo vobleriukus kažkaip tai. Buvo mane užkabinę smitai. Tai šiais metais paėmiau 6 spalvas riukį duo 70-tukus. Esus, greit skęstančius. Tai nežinau, modeliai spalvos, tai mėgstu, aišku, natūralės. Tai čia vat 3D. Va šitą spalva būtent kada vanduo atšala. Toks žalsvas į gelsvumą. Labai gerai sudirba kai kada. Va tokios spalvelės. Va. Aišku, legenda, natūralkė, pilvas raudonas. Visos tos va 4 spalvos jau šimet apžuvintos. Bet aš šitą pirkau graži, kad spalva, bet dar palaukas tyli. Gal kabila iššaus. Tai, ir tiesa, šiandienos spalva 2 kibimėliai. Jau kelis metus aš jį taip žiūrėjau, vis nedrįsau įsigyti. Šiaip prieš kelias dienas nusipirkau, tai va. Kai kada metus ir iššauna, turi būti pažveję tokių egzotikų. Tai aišku, smitai, kaip aš juos vadinu, karosiukai. Saulėtai dienai, grinai natūrali spalva. Su šitais gal 3 metus modeliais atgaudžiu, tai jie man buvo žiauriai pasiteisinę. Su timoniuku keletą pagavau, irgi natūralkė. Tokią gamą salatinių masalų pas mane visą laiką dėžutė. Aišku, įsimeti dar ir kai kada reikia tolimų metimų, tai nors šimet reikėjo keletą žvejybų turėti ir blizgelį. Tai va, raudonas vyrekas iššovė, dar šitas nepramušu. Irgi Smitas, japoniškas modeliukas, bet jis kažkada irgi šaus. Tai standartiniai timoniukai. 2 dėžutės visiems gyvenimo atvejam. Va, tokie masalai. Salačių, aišku, riukį ir smitai, tai labai stipriai sroviai. Jie skęstantis, greit skęstantis. Jie lėtai sroviai tikrai netinka. Tai va, rugpjūtis, rugsėjis, kada salatis stovi sroviai, tai va, būtent tie masalai, kaip pasakau, ledas. Dabar jau vėsta, jau vanduo vėsta, tai aišku, trauksis į srovių į ramumas, tai naudosim kitokius modelius. Tai va, nu ką, einam atsigeriam arbatėlės ir dar vakarinį pamedžiosim salatuką. Aš kažkaip dar su tą taurę žuvim negaliu, aš žiūriu tą vandenį, mūtna, tai man nestovi dar ant jo. Kankintis ten savaitėm vaikščiot krantais ir ieškoti to vieno kibimo. Ateis laikas, dar turim 3 savaitės, spalį,
kada nuskaidrės vanduo, atšals dar daugiau vanduo, tada jau savaitėlę kokią reikės tam tikrai atiduoti dalykui, nes norisi nors vieną palaikyti. Tai va, tokios tokelės, einam geriam arbatos ir paskui vėl brendam. Ką mes šį dar turim, bičiuliai, į vakarą? O, slibinaitis, slibiniukas, iš pokmenuko ceikti. Nu ir ką pasakysite, ant tos pačios spalvos. Tu geras. Oi tu, sasiska, nu ką reikia atkabinti ir paleisti. Sasiskėlė. Šiandieną Valdo favoritas, trečias žuvis. Jutau, kad čia turi būti kažkas. Jutau iš toli kaip. Eina savo, o čia tai kaifas. Tikrai salatis. Tikrai salatis. Jau čia su tuo kibimu nieko nesumaišysi. Bet tik nukrito gal 10 pasukimų. Ir pats atlėkė į krantą. Koks čia didumo. Ką nesupratau, vyriukai, šlakis, chebra, ar matot chebrytę? Aš žiūriu, kuo jis taip čia greitai prisiparkavo pas mane prie kranto. Šlakensas. O. Nu ką, bičiuliai, šitą woblerį reikės kabinti ant, kaip sakoma, pačiot doska. Kaip iš čia susisvipinė. Ebra. Koks fainas, taškuotas, ajojojojojojoj. Kaip jisai laužia, jejejejej. Oi, graži žuvis, Ir matot, koksai šlakensas. Nu ką, už uodegytės? Ebra. Nu ką, einu gražiai atkabinsiu. Greitai foto ir paleisiu. Reikia gražiai atkabinti tą gražuolį. Sakė, kur tavo replytės. Įsigiau replytės. Kaip iš čia pasikorė. Taip iš čia pasikorė įdomiai. Vienas. Du kabliukai vienas į. O. Lyg tai atkabinau. Susisukęs. Nu va. Paleidau, bet jau taip negražiai. O čia dar ir tai stovi jisai. Va. Nu va. Paleisim gražiai. Paleisime gražiai. O, į srovę reikia.
Srovė, gražuolė, srovė. Nu. O. Yeah. Va, eina. Va. Jeigu matot. Yes. Viskas. Baigiu pasibraidymą. Pavyko. Šiandieną geriausia žuklė. Per kiek čia buvo. 2 salačiai šlakys ir dar toksai mizernas lydekiokas. Tai ką, skelbiu konkurso sąlygėlės. Visų pirma, laikų daug. Kučiu man geriau užbrysti. Prenumeruokit kanalą. Dalinkite šio video. Ir komentuokit. Noriu avižą fishing. Guminukų. Ir paskui po porą savaičių, gal kai bus laiko... Oi, nežyvau. Dar įsimaudysiu. Padarysiu dar vieną video ir tada prie to pačio paskelbsiu burtų kelių nugalėtoją. Superinės gumos, avižą fishing. Tai va, tiek bičiuliai. Laukiu daug komentarų. Šiandieną tiek iš Neries upės, miesto ribos. Nereikia to nevažiuoti, kaip žinai, kur užmės gerai. Iki bičiuliai.